Daugiau kaip 100 žmonių iš visos Europos dalyvavo gyvo maisto programoje. Atvyk ir tu. Labas rytas, Danutė. Labas rytas. Praleidom savaitę kartu gyvo maisto programai. Kokia tavo nuotaika šiandien? Geresnė negu atvažiavau, puikesnė, nes jaučiuosi daug lengviau. Ir nesitikėjau, kad tai bus puikiai. Jokio net nejaučiau blogumo, jokio skausmo, jokio tikrai maudulio. Net grįžtu namo, be to maudulio, su kuriuo atvažiavau, jeigu taip atvirai. Dūsdavau, neturėdavau energijos tiek. Turėdavau, daug dirbdavau ir tiesiog viską atiduodavau darbą. Tai va, čia atvažiavęs aš atsivežiau lazdas ir aš jau nuo 3 dieną aš jas pasiėmęs. Iš tiesų 3 dieną aš net persistengiau truputį, paėjau, pasidarė vėl taip sunkoka. Tačiau dabar vaikštau kasdien ir aš džiaugiuosi, pilna jėga einu. Patiko labai, kad kraujo tyrimai yra padaromi ir tada, nėra kažkokio kalbėjimo apie kažką tai aplinkui, yra konkretus tiesiog kalbėjimas. Tų žinių praktiškai niekur kitur nemačiau, kad būtų tie dalykai. Pabėgiojus po rasą, parasotą pievą, jaučiuosi puikiai, išvažiuoju turtinga, tikra to žodžio prasme. Ir dvasiškai, ir fiziškai, labai ačiū. Gyvo maisto programos metu maitinsimės pagal Anne Wigmore sukurtą sistemą. Valgysime tik augalinį, termiškai neapdorotą maistą. Kas rytą darysime jogą, vaikščiosime su šiaurietiškomis lazdomis, šokinėsime ant batuto, vakarais daug diskutuosime, žiūrėsime filmus ar eisime į pirtį. Kurdami programą mokėmės Anne Wigmore natūralios sveikatos institute Puerto Rike ir Hipokrato institute Floridoje. Naudojamės jų per daugelį dešimtmečių sukauptomis žiniomis bei patirtimi. Paskaitų metu naudojamės fondo partnerių pateikiamą mokslinę informaciją. Jei nori suprasti ir pažinti savo organizmą, atrasti pilnavertišką mitybą augalų pagrindų, atvyk į gyvo maisto programą. Čia jau dalyvavo daugiau kaip 100 žmonių iš visos Europos. Atvyk ir tu. Po jūsų paskaitų iš tikrųjų supratau, kad aš atradau tai, ko man reikėjo. Ačiū Jums.